Kiek žinome, po 1941 metų jūs persikėlėte gyventi į Vilnių. Taip. Gal galėtumėte trumpai papasakoti, kur jūs gyvenote iki atsikraustant į Vilnių? Apskritai įdomu, kaip tie prisiminimai iš vaikystės, kiek jie yra teisingi, kiek jie yra tikslus. Čia, pavyzdžiui, prieš keletą metų buvau Kaune ir su savo vaikais pravažiavau Putvinskio gatve, kurioje mes gyvenam. Putvinskio gatvė numeris 6. Namas pastatytas 30-31 metais, projektuotas Landsbergio žemkalnio. Tais ar 30 ar 31 metais tėvai persikėlė į tą namą, ten butas. Tarp kitko ir dabar dar yra ten memorialinė lenta, kurioje parašyta keletas žmonių pavardžių ten gyvenusių. Tai tarp jų yra Zigmas Žemaitis. Tai mes ten persikėlėme. Ir atmintyje man tas namas toks stovi, vienas įėjimas iš šono ir ką. Dabar važiavom prieš keletą metų, kaip sakiau, žiūriu, tas namas kažkoks tai labai didelis pasidaręs. Ir įėjimas, paradinės durys iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Nugalvoju, tikrai matyt pristatė antrą pusę. Nes ir tą gretimą kiemą, kur kadaise buvo Prancūzijos ambasada, į tą gretimą kiemą irgi mažiau vietos likę. Aš sakau, čia pristatė, o mano šeimyna sako, nu argi, negali būt, kad pristatė, nejaugi, tai tikriausiai tai buvo, gal neprisimeni. Tai va kaip yra su tais prisiminimais. O aš prisimenu, kad buvo tik vienas paradinis įėjimas, pagrindinis. Tai va tokį dalyką. Ten 1932 metais aš ir gimiau. O aišku, vaikystės, daug kas irgi pasakojo iš vaikystės savo visokių prisiminimų. Aš nelabai turiu. Vieną kitą tokį prisiminimą, galbūt, net nežinau, muštynės su broliu, va tokias jaunesnės brolį turėjau ir aš jį skriausdavau. Paskui jis verkdavo, o aš jo gailėdavausi. Nu va tokie prisiminimai. Iš Kauno laikų vis tik yra iki šiol išlikusių gyvų, tokių tikrų, konkrečių daiktinių prisiminimų. Pavyzdžiui, va šitie puodeliai, čia yra iš Kauno laikų servizo. Buvo ir pietų servizas, ir kavos servizas, ir arbatos servizas. Dabar liko tik keletas puodelių. Mums kaip tik ir užtenka. Kitas konkretus sentimentas – tai knygos. Daugybė knygų, kurią čia aš nuo vasaros iki šiol nepajėgiu sutvarkyti. Čia šitam kambarį dalis tik tai, nes antra tiek yra kitam kambarį, o dar kituose kambariuose jau šiek tiek aptvarkyta yra. Tai knygos, man įdomu, čia pasižiūrėsim, tikrai yra įdomių knygų, kurios man liko kaip vaikystės prisiminimai. Aš žiūriu, dabar mano sūnus jau perkopė 60. Jie labai ryškiai prisimena kažką iš vaikystės, o aš to neprisimenu. Ką jie prisimena, man kartais naujieną pasako, o jie gerai tą žino. Tai va, ir dar yra vienas labai konkretus prisiminimas, kuris jums irgi galėtų daug ką papasakoti.
Tai mano viena draugė iš tų laikų, iš Kauno laikų. Mes esame vienmetės ir vieną kitą pažįstam jau daugiau turbūt kaip 90 metų. Tai profesoriaus Liudo Vailionio, mano tetušėlio bendražygio, kuriant aukštuosius kursus iš karių, paskui pirmoji aukštoji lietuviškoji mokykla išaugo ir kitų dar bendraminčių grupės. Tai šio profesoriaus dukros dvi. Viena vyresnė, tokia humanitarinių mokslų pasiekusi, jau jos nebėra. O jaunesnė mano bendraamžė, gydytoja, dabar iki šiol tebėra dar ir mes su ją telefonais kas kelios dienos pasikalbam ir retkarčiais susitinkam akivaizdiniu būdu, pasižiūrėti vieną į kitą, bet labai retai. Tai va, tokie iš Kauno laikų. Šiaip man Kauno laikai, aišku, užsifiksavę nuotraukose. Nuotraukų irgi yra begalės, irgi dalis sutvarkyta, dalis nesutvarkyta, nesuruošiuota. Ir blogiausia, kad neužrašyta, kas, su kuo, kur, kada. Bet kai aš žiūriu kokias kitas senas nuotraukas, tai man ne visada ir įdomu, kas ten tokie. Man įdomu ta bendra nuotaika, tokia atmosfera, kuri užfiksuota šitose nuotraukose senose. Tai va, šitokia apie Kauną. O kadangi mano tėvas dirbo Kauno universitete, buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto matematikos, gamtos matematikos fakulteto, arba matematikos gamtos rodas, dabar negaliu pasakyti, fakulteto dekanas, o matematikos ir gamtos šitą fakultetą atgavus Vilnių perkelė į čia, tai ir visa profesūra ir visi darbuotojai irgi persikraustė į Vilnių. Taip va, ir atsidūrėm Vilniuje. O jūs Kaune, kokioj mokykloje mokėtės? Kaune pradėjau mokytis Jablonskio mokykloje, pradžios mokykloje. O iš tikrųjų jau pati pirmoji mokykla buvo. Tai jau dabar man labai jau su sentimentais prisimena. 39 metais mes vasarojom mamytės tėviškėje, Zarasų krašte, netoli Dusetų. Ir 39 metais prasidėjus karui, dar net ne pas mus, mes ilgokai dar ten užsilikom vasaros metu. O man jau buvo laikas į mokyklą, tai mane nuvedė į kaimo mokyklą, Šarkiškės. Toli reikėdavo eiti per laukus takeliu, ne keliu, o tiesiog išmintų takeliu. Ir kaimo Gryčioj, dviejose kaimo Gryčios kambariuose buvo mokykla. Tamsi, tokia niūri, vaikų ne kažin kiek buvo, bet buvo būrelis. Ir vienam kambarį, o gal tik vienas ir buvo, nežinau, gal vienam kambarį 2 klasės mokėsi. 2 skyriai, atsiprašau, tada mokykla tai tik skyriai. 2 skyriai mokėsi. Mūsų pirmokų skyrius ir trečiokų skyrius. Ir labai prisimenu, kaip trečiokai skaitė, garsiai skaitė
Biliūno kliudžiau, o mes pirmokai visi verkėm. Taip jau liūdna graudu. Ir nuo to laiko man šitas Biliūno kliudžiau yra vienas iš pačių svarbiausių, reikšmingiausių literatūros kūrinių. Tai va tokie prisiminimai iš tos mokyklos. Dabar kažkada buvau tuose kraštuose, galvoju, kur ta mokykla pasižiūrėti. Išėjau į laukus, ten plačios erdvės, platus laukai, nei to takelio jokio, nei mokyklos, nieko, viskas pasikeitė. Bet mokyklos prisiminimai tokie liko. O pirmas skyrius Jablonskio mokykloje, tai irgi taip kažkokie lyg sapno epizodai, kažkokie momentai, kurių tikrai nupasakot negalėčiau. Bet vienas tai irgi ryškus vaizdas. Pro langą mokykloje, kaip mes bėgdavom žiūrėti, kai išgirsdavom gatvėje, eina Madam Kakarikų, tokia buvo, kuri vaikščiodavo keisčiausiai apsirengusi, kažkokia, tai kažkodėl ją vadindavo Madam Kakarikų. Nu, čia panaši Vilniuje šitą Rožytė, tokia Vilniaus Rožytė, nors iš Lentvario yra. Bet tai tokia ją tik ir prisimenu, lyg ir pro langą matyta. Keista būtybė. Tai va iš mokyklos koks vaizdas. O pirmam skyriui pasimokius, paskui jau mane nebe į antrą skyrių perkelė, nes aš jau mokėjau skaityti, o į trečią skyrių. Bet čia tada jau ir prasidėjo visi tie pasikeitimai. Tai va šitaip ir išvažiavom iš Kauno. Tai persikelkim dabar į Vilnių ir gal jūs prisimenat savo įspūdžius, kur jūs atsikėlėt su tėvais į Vilnių? Ar į kokį butą Vilniuje iš karto? Į Vilnių irgi kėlėmės gana ilgai. Tai yra kraustymasis iš Kauno vyko gana ilgai ir mane su broliu paliko kaime. Čia Trakų apskrity, tas buvo ūkis ir mus ten paliko. Ir tėvai liko čia. Čia buvo irgi truputį tokių rūpesčių, nes ten būdama susirgau difteritu. Ir tėvai irgi jau ieškojo gydytojų, surado gydytoją. Taip išgelbėjo mane paskutiniu momentu. Palaukit, o gal čia tai buvo jau sekančiais metais žiemojant. Nu, nesvarbu. Taip, kad čia į Vilnių mes žiemos metu atsikraustėm, todėl nelabai ką ir prisimenu iš tos važiavimo. Toli, ilgai kažkur važiavom ir arkliais, ir kažkokią mašiną, nieko nežinau. Atvažiavom žiemos metu, tai jau tikrai buvo tamsu ir aš nieko neprisimenu. O apsigyvenom iš karto čia Čiurlionio gatvėje. Bet ne šituose namuose, o čia, kur dabar vadinami astronomų namai. Tada jie taip nesivadino, tiesiog buvo universiteto namai, kur dalis namo, centrinė namo dalis buvo universiteto įstaiga, kaip mes sakydavom, įstaiga. Ten ir laboratorijos buvo, kažkokios tai, matyt, auditorijos nedidelės. O iš galų buvo butai universiteto tarnautojams. 2 aukštų. Mes iš karto įsikraustėm į 2 aukštą, į tą pusę, kuri Vingio parko pusė. Ir man vaizdas būdavo ta observatorijos
namelis, tas didysis bokštas. Tai va ten kurį laiką ir gyvenom, bet kai prasidėjo bombardavimai, jau 43-44 metais, naktimis būdavo tikrai baisu, nors ta mano draugė, kuri Kaune liko, mano vaikystės draugė, tai sako, nu kas čia baisaus, nieko čia baisaus nebuvo. O gal Kaune kitaip tie praėjo, o čia Vilniuje tie bombardavimai labai baisus buvo. Baisu, ypač baisu būdavo, kai esi Rūsy, o ir girdi skrenda lėktuvas ir staiga švilpesys. Supranti, kad bomba krinta ir sprogsta. Nu jau atrodo čia virš galvos. Paskui paaiškėja, kad kažkur tai čia Kudirkos gatvėje šitos. Tai va, toks buvo laikotarpis labai sunkus. O paskui, kai čia jau prasidėjo gatvių mūšiai, bet gal čia atskirai dar papasakosiu. Tas viršutinis butas šiek tiek nukentėjo ir mes persikraustėm žemyn. Turiu pasakyti, viršutiniam bute 5 kambariai buvo, taip, 5 kambariai, bet ne mes vieni gyvenom. 2 kambariuose dar gyveno universiteto tarnautojai. Tai taip, kad čia buvo kalbama, kad mūsų, kad, nu, tas butas mūsų buvęs, ne, ten universiteto tarnautojai dar gyveno. Bet paskui frontui, jau slenkant į vakarus, jie irgi pasitraukė. Bet jau butas buvo apgadintas ir mes jau nusileidom žemyn. Ir ten, ant 1. aukšte, ten ir pragyvenom. Visa mano šeima ten pragyveno. Nu, kokia šeima? Tėvai, sesuo, kuri 46 mirė, ji buvo 16 metų vyresnė už mane. Mano brolis ir aš. Bet karo metais tai visą laiką namuose buvo pašalinių, nu ne pašalinių, kaip tik visokių giminaičių, visokių draugų iš visur atvažiavusių. Ir mes tikrai ne vieni ir, reikia pasakyti, gana ankštai gyvenom. Ypač kai sirgo, jau labai sunkiai sirgo mano sesuo. Nu va, bet aš čia dabar irgi jau šneku, jau nuklydau. O jūs iki kelintų metų gyvenot universiteto namuose? Iki 59. Ir kada jau paskui persikėlėt į šitą butą Čiurlionio gatvėje? 59 metais aš jau išėjau už vyro, kaip sakydavo seniau, išėjau už vyro ir kokį ar pusmetį, ar maždaug metus gyvenom Žvėryne. O per tą laiką mano mama surado šitą butą. Čia irgi buvo dvi šeimos gyveno. Vienas kažkokia buvo Raudonosios armijos kažkoks tai, nu nežinau, gal ar pulkininkas, ar kas gyveno. O kitoj pusėje gyveno žinomas dailėtyrininkas Pinkus, bet jis buvo išvežtas, tai jo šeima čia buvo likusi. Nu, vat mes irgi čia atsikraustėm ir apsigyvenam čia šitas ir dar vienas kambarys, pusėj buto. Ir tik paskui labai dar negreitai jau pavyko gauti ir visą šitą butą. Nes mano tas kaimynas grįžo iš tremties, o jo didelė šeima buvo ir jie turėjo jau teisę gauti didesnį plotą, nes ten tik 2 kambariai. Taip mes ir čia gavom šitą visą butą. Kadangi ir mano vyras ir aš turėjom teisę į papildomą plotą. Nu, bet tai čia irgi įdomi ta visa
plotų istorija. Gyvenamo ploto, darbo ploto. Gal galėtumėt papasakot, kur mokėtės, kokioj mokykloj? Iš pradžių mokiausi pradžios mokykloj, čia Kudirkos, Algirdo gatvės pradžioj. Dabar dar yra tas namas. Čia prisiminimų kažin kokių didelių nėra. Man atrodo, kartu mokėsi tas kažkada žinomas Panevėžio teatro aktorius Masiulis, bet aš taip per visą gyvenimą ir neišdrįsau paklausti, ar tikrai mokėsi toje mokykloje. Kad pavardė tokia buvo, tai atsimenu. Ir mokytojų nelabai ką prisimenu. Lyg tai buvo pavardė Šeduikis, bet negaliu gerai prisiminti. Dokumentuose kažkur yra užrašyta. Nu, taip šitoj mokykloj, bet tai vienus metus mokiausi. Aha, kažkurį laiką buvo įdomu, net nežinau kodėl. Mokykla buvo ar tik kelios klasės, keli skyriai, ar kaip buvo perkelta ir vaikščiojau ten, kur dabar mokytojų namai, tik mokytojų namų įėjimas yra iš kampo, o čia labiau jau iš Vilniaus gatvės eina. Nu, beveik tiesiai prieš, netgi ne visai tiesiai prieš įėjimą į Šventos Kotrynos bažnyčią. Tai ten labai keistai buvo, įeini pro duris ir iš karto labai platus laiptai į viršų. Į viršų ir pasisukė į dešinę ir ten lyg tai salė, lyg tai didelė klasė, o gal ten tik buvo salė mokyklos, gal tik renginiams kokiems buvo. Negaliu dabar pasakyti. Ir taip irgi iki šiol neišdrįsau nueiti ir pasižiūrėti, kaipgi ten dabar atrodo. Galvoju, ai, nusivilsiu, arba kas nors paklaus, ko tau čia reikia. Galvoju, tegul ir lieka kaip sapno epizodas. Kaip sapno epizodas. Nu va, tai, o paskui, baigus tą mokyklą, turiu ir pažymėjimą, galėsiu parodyti. Įstojau į mergaičių gimnaziją, Kunigaikštienės Birutės gimnaziją. O šitai tai jums parodysiu tą visą medžiagą, kurią turiu surinkus iš tų laikų. Ir čia gimnazija šita buvo Valančiaus gatvėj, už to gražaus tokio secesijos perlo, Vilniaus secesijos perlo kieme. Didelis aukštas plytų namas. Ir va su savo draugėm ir su muzikologu Edmundu Gelgaudu visą laiką svarstėm, ieškojom kokios ar nuotraukų, ar medžiagos kokios, kaip atrodė ta mūsų gimnazija, kuri pirmą klasę ėjom. Taip nieko ir atstatyti negalim, bet atminty, vienos atminty kažkokie tai plytų namai, kitos atminty kažkokie mūriniai kontraforsai, dar kitos atminty pusrūsio langai įleisti į šaligatvį ir ten aptverta ir kažkokia lyg duobė, į kurią baisu įkristi. Žinoma, platus koridoriai, vienas sakė žalios spalvos, kitas sako šiaip kažkokios šviesios
šviesus koridoriai, dar trečioms, atrodo, tamsus koridoriai buvo. Nu, va, tai ten ir mokėmės. O ten pirmą kartą, aš žinau, dar va, kai prasidėjo mokslo metai, aš su tokia Giedre Karužaitė, su kuria iki šiol irgi draugauju telefonais, ėjom sveikyti mokytojų, sveikino abiturientai ir sveikino pirmokai. Pirmokės abiturientės, čia mergaičių gimnazija buvo. O einant pro duris, sako, kokios šiemet mažos pirmokės, kokios šiemet mažos pirmokės. Praėjo 11 metų ir mes irgi kalbam, kokios šiemet mažos pirmokės, kokios mažos pirmokės. Nu, baigiant, kaip atrodo. Ir ten pirmoji klasiai, kaip tik ir susidraugavau su Maryte Ladigaite. Nuo tų laikų tik ir vadinam Mariukas. Kai aš nuėjau, jau grįžau vieną iš pirmųjų dienų, kai grįžau iš gimnazijos namo, mano mamytė klausė, nu, sako, kokios ten mergaitės yra, kokios tau patiko, kokios. Nu, sakau, visokių yra, bet labai prisimenu, sakau, tokia man labai patiko Ladigaitė Marytė. Ai, sako, žinau, su jos mama mes motinos ir vaiko draugijoje bendraudavom Kaune dar prieš karą. Tai va, nuo tų laikų su Maryte Ladigaite ir esam pažįstamas, su Mariuku, iki šiol. Irgi retkarčiais telefonais pakalbam, nu ir kokį kartą, 2 kartus į metus pasimatom, pasižiūrim vieną į kitą. Dar viena ten mano draugė, Marytė Viščiakaitė, irgi Marija, bet čia tai Marytė buvo. Bet Ladigaitė mūsų klasėje neilgai išbuvo, keletą metų, paskui jau jos gyvenimas taip susiklostė, kad, nu, gerai žinot, kaip susiklostė jos gyvenimas, ji Vilniuje nebegyveno. O su Marytė Viščiakaitė mes nuo 1 klasės iki paskutinės klasės vienam suole sėdėjom. Kokioj gimnazijoje mokėtės iki paskutinės klasės? Tai buvo ta pati Kunigaikštienės Birutės gimnazija, paskui kuri vadinosi antroji mergaičių gimnazija, paskui vidurinė mokykla, o paskui Salomėjos Nėries vidurinė mokykla. Tai va čia šita ir buvo. Ar prisimenat mokytojus iš šitos gimnazijos? Prisimenu, aš parodysiu jums, kas yra, ir tada jau su akivaizdinė medžiaga papasakosiu, priminsiu, kas buvo. Nes taip dabar žodžiais. O Adelė Dirsytė, žinau, kad dėstė toje gimnazijoje. Apie ką taip? Adelė Dirsytė vokiečių kalbą dėstė. Ar jum nedėstė jinai? Nedėstė. Nedėstė. O mokytojo tai, nu, pirmoji mūsų auklėtoja buvo. Lietuvių kalbą ir dėstė, o vėliau dar ir lotynų kalbą dėstė. Stasė Melaikytė. Vėliau ištekėjo už mano tėvo bendradarbio profesoriaus Paulausko, Vytauto Paulausko. Tarp kitko, Marija Viščiakaitė, mano draugė, irgi buvo matematikė, baigė matematiką, pas mano tėvą mokėsi ir ištekėjo už matematiko, irgi mūsų universiteto absolvento.
irgi Matuliausko pavardė. Bet dėja jos jau senokai nebėra gyvos. Ji gal šiek tiek vyresnė ir buvo porą metų. Nu va. O norėjau paklausti, kadangi jūs bendravot su Marija Ladigaitė ir Jonė Ladigaitė, gal jūs lankydavotės kartais jų namuose pas Stefaniją Ladigienę tame bute Trakų gatvėje? Labai dažnai buvodavom vienas pas kitas. Jos namai buvo pakeliui man iš gimnazijos, čia iš Čiurlionio gatvės. Tada jau Švento Ignoto gatvėje buvo mūsų gimnazija. Kadangi iš Valančiaus gatvės, kur tie neišaiškinimi namai stovėjo, iš čia mus iškėlė į tą Švento Ignoto gatvę, buvusi Benediktinių vienuolyną. Apie jį atskirai dar pakalbėti dar galima būtų. Tai va, pakeliui būdavo. Tai arba į mokyklą einant, žinoma, ne visada, nors kartais pamokos ir popiet būdavo, jau ne, bet iš mokyklos einant labai dažnai pas ją užsukdavau, o šiaip dažnai ir jos pas mus ateidavo. Ypač, kad ir motinos buvo mūsų pažįstamos. Šiaip jau labai artimai nebendravo, bet jau iš Kauno laikų gerai prisiminė vieną kitą ir pabuvodavo ir taip, kad taip jau tokia užsimezgė labai jau artima draugystė. Nu, mano mama tuo metu jau niekur nedirbo, o ponia Ladigienė dar turėjo kažkokį darbą. Ten Vilniaus gatvėje buvo kažkoks restoranas, ar kas ten buvo, kur ant stogo buvo 3 liūtai. Gal jums pasakojo, ne? Nu va, tai 3 liūtės buvo, juokaudavo, kad ant 3 liūtės. O Ladigienė, Juodišienė ir trečia dar, aš nežinau, neatsimenu pavardės, bet atsimenu, kad buvo jos duktė Saulė, su kuria draugaudavom, Juodišienės Marti, mano draugė Karužaitė, nu va ir Mariukas Ladigaitė, tai va tokias buvo, o nu aš 4 buvau kompanija. O jau jų mamos, tai jau buvo 3 liūtės. Bet tai irgi tokie epizodai, tokie reikšmingi, spalvingi, svarbus, bet galbūt neesminiai. Turbūt neesminiai. Bet pėdsaką palikę gyvenime. Palikę. Taip dabar. Prie ko dabar sugrįžt? Taip, tai jūs papasakokite apskritai apie Vilnių, kiek jūs prisimenat Vilnių iš savo vaikystės ir paauglystės metų, tas gatves, kaip į mokyklą eidavot. Nu va, pamiršau, kadangi klausėt, kaip ten viduj būdavo. Įeidavom pas Mariuką per Bromą. Bromai tokios buvo durys ir dabar jos yra, bet irgi nė karto nemėginau dabar tenais įkišt nosies. Ir irgi man atrodė labai dideli platus laiptai, aukštai lipti reikėdavo, labai dideli laiptai, nes šituose namuose, kur mes gyvenom, laiptinė buvo gana siaura. Tai ir kambariai labai dideli, kadangi ten būdavo tokios suveriamos durys, kad galima praplėsti ir sujungti 2 kambarius. Šitaip turėjom Kaune tokį butą, 2 kambarius sujungti galima buvo. Ir mes ten, aš esu ir aprašusi apie Ireną Veisaitę, kaip esu rašusi, jos monografijoje atspausdinta yra. Tai va ten ir su Irena Veisaitė susipažinau ir bijojau, kad Mariukas, kad ji nuo manęs
nuvilios ir Mariuką, ir Jonę. Nu, bet nieko, viskas gražiai draugavom, vis tiek Irena šiek tiek vyresnė buvo, jau vyresniai klasiai. O tokį vieną epizodą, tai labai ryškiai prisimenu iki šiol, kad mes su Mariuku, jau tokios, jau išauklėtos mergaitės, kuklios, nedrąsios, tokios jau taip kaip mamytės reikalauja, mandagios. Vasarą atsisėsdavom kartais ant palangės, šalia didžiulis maišas džiovintų žirnių, o mes atsidariusios saujomis imam ir beriam. Kai matom pravažiuoja sunkvežimis koks ir mes saują beriam tų žirnių. O tose sunkvežimėse kartais važiuodavo vokiečių kareiviai. Tai jau mes kvailiukės smarkiai rizikavom. Nu, bet nieko, viskas laimingai pasibaigė. O šiaip apie Vilnių. Gal eidavot į kiną, teatrą, paauglystės metu? Į kiną, bet jau karo metu nelabai. Nes irgi tėvai net ir neleisdavo. Tik į mokyklą, tik į gimnaziją ir atgal. Nes, pavojinga būdavo. Žinau, kad buvau vieną kartą labai išsigandus, kažkoks tai kareivis, vokiečių kareivis mane griebė iš už nugaros. Gal tiesiog pajuokaut norėjo ar ką, bet labai jau išsigandau. Taip, kad tikrai paties karo metų Vilniaus. Atsimenu su seserėm, kažkada ėjom į getą. Ten, kur buvo, kur senamiestyje. Maždaug ten priešais Dominikonų bažnyčią, kur tas visas senamiestis už Vokiečių gatvės. Neatsimenu, nežinau, ko ten ėjom. Mano sesuos, kuri jau vyresnė buvo, jau buvo akių gydytoja. Ir mane pasiėmė ir žinau, kad buvo labai nejauku ten eiti. Toks jausmas buvo, kad visi kažkaip tai mus kreivai žiūri. Ir ypač viena tokia žmogysta, tokia man įsiminė, ir mūsų visai net nežiūrėjo, kažkur tai prie kažkokių durų, ar ten atrakinėjo duris ar ką, bet tai irgi toks keistas vaizdas. O pačią Čiurlionio gatvę prisimenat, kažkokių įspūdžių jums suteikė jinai anksčiau? Esu parašius ir apie Čiurlionio gatvę. Dabar, kai apie ją galvoju, tai aš pasakau tokį apie Čiurlionio gatvės praeitį. Turiu tokį vaizdą susikūrusi. O televizijoje buvo kažkokia laida, kur šūkės, o jėzau, pamiršau dabar staiga tą pavadinimą. Tokios šūkės, stiklo šūkės. Tai va tokios stiklo šūkės, bet tas vaizdas man gerokai anksčiau negu televizijoje pamačiau. Gatvėj išbertos tos stiklo šūkės, juodos stiklo su auksiniam raidelėm. Ir tarp jų prisipainiojusias sumaltos petunijų žiedai. Kodėl petunijų žiedai? Todėl, kad kai eidavau į mokyklą Algirdo gatvėj, vienoj daly buvo petunijų, kaip ir darželis. Ir čia labai daug kur palei šičią gatvėj, kur dabar medžiai, labai daug gėlynų buvo. Bet tai buvo pirmieji metai. Kaip gyvenom, paskui jie nyko, nunyko ir vietoj to
mėginta daržus įvesti, daržovės sodinti, bet irgi nelabai iš to, kas išėjo. Tai va, Čiurlionio gatvės man toks įspūdis. Šūkės ir petunijų žiedai. Tokie pasteliniai, nuvytę, nukritę. O kodėl šūkės? Todėl, kad 43 rodos metais buvo uždarytas universitetas. Wehrmachtas užėmė, išvarė visus universiteto darbuotojus, iš auditorijų, iš laboratorijų viską išmetė ir įkūrė karo lauko ligoninę. O kaip čia dabar kažkurią dieną, gal tai, nežinau, ar mokslo metų pradžios dieną ar ką, ne, tiesiog matyti tada, kai uždarė. Neleido niekam prieiti ir kareiviai su karzavais, tais tokiais baisiais batais, plėšė tas universiteto iškabas, tas stiklinės juodos stiklo su auksiniam užrašais ir ant žemės metė ir trypė. Ir juos visiškai sutrypė. Dar mes vaikai, jau paaugliukai, gal 10-mečiai maždaug, norėjom pasiimti, jau tėvai, o tėvai irgi suaugę ėjo, čia žiūrėjo iš šono ir tai neleido prisiartinti. Ir mums neleido, halt, neleido paimti net šūkės atminčiai. Ir paskui sumalė su smėliu, nes čia, kur dabar gražiai išklotas plytelės, tai čia buvo tiesiog smėlio takas. Tai va, šitoks vaizdas iš pokario laikų. Toks Čiurlionio gatvės vaizdas. O tuo metu, kas labiau važinėjo, automobiliai, karietos su arkliais? Taip. Čia viena ponia tokia, kuri po pasaulį nemažai važinėja dabar. Čia viešėjo kartą ir paskui pasakoja. Sako, betgi pas jūs dar yra išlikę grindinio. Ten įvažiavimo į anoj pusėj, į kiemą, įvažiavimo su grindinio, akmenų grindinio. Taigi sako, čia toks istorinis dalykas. Niekur pasaulyje jo nebėra. O Vilniuje ta Čiurlionio gatvė buvo šitaip grįsta. Buvo ir labai daug kitų gatvių. Buvo akmenimis grįstos. Važinėjo, kokia važinėjo. Gal kokios senos, viena kita sena mašina buvo. Labai karo metais ir pirmais pokario metais. Tai tiesiog traukė karučius, žmonės traukė karučius prikrautus, arba vienaračius, arba dviračius. Karučius prikrautus kažko tai, kažkokio ar malkų, ar ten bulvių maišų, ar ko. Labiau į centrą, tai ir vežikai dar važinėjo. Dar prisimenu vežikus. O čia Čiurlionio gatvėje, tai taip jau didelio judėjimo nebuvo. Bet paskui, štai per tą grindinį, prisimenu ir dar ausyse lygi šiol girdžiu. Kaip šlep, karo belaisviai, jau raudonarmiečiai belaisviai, eidavo čia šitą gatvę. Šiaip visokie karo mašinos, transport, ten tankai, sunkvežimiai, patrankos, viskas važiuodavo Basanavičiaus gatvę. Nes ten platesnė ir didesnė, o šičianais tik tai jau belaisviai eidavo iš darbų. Tai va,
tokie dalykai. O pats frontas, kai atėjo į Vilnių, prieš tai dar mes irgi su karučiais, kuriuose gulėdavo mano sergantis sesuo, per Vingio parką važiuodavom ten, kur dabar jau tas tiltas buvo dar toksai nedidelis medinis tiltas, per jį važiuodavom į kitą pusę Neries slėptis nuo bombardavimų, nes labai baisus tie būdavo antskrydžiai. Ir ten nuo aukštos pakrantės žiūrėdavom, kaip Vilnius sproginėja, kaip prožektoriai dangų raižo, kur prasideda gaisrai. Nu, vienu žodžiu, toks buvo paskui. Bet kažkaip tai laimingai šitie namai nenukentėjo. Paskui grįžom, jau dėl mano sesers sveikatos negalėjom toliau į tą užmiestį keliauti. Tai mano tetulė, kuri prie Aušros vartų gyvena, paėmė mane, sako, einam, pabūsim Švento Kazimiero bažnyčios rūsyje. Ten, sako, labai mažai girdisi visi bombardavimai, ten tyliau ir ramiau. Nu ir mes nuėjom. Ir taip nuėjom maždaug 10 dienų ar savaitei. Nes jau tada prasidėjo mūšiai gatvėse ir čia aš jau nebegalėjau grįžti. O šitas rajonas buvo paskutinis vokiečių atramos toksai jau rajonas. Jie visus gyventojus išvarė, teisingiau nebekažin kiek buvo ir likę, nes visi irgi kažkur tai slapstėsi, bėgiojo, bet tuos, kurie dar čia gyveno, tai suvarė į universiteto rūmus. Ir ten koridoriuose jiems teko leisti, gal visą savaitę. Irgi ten tam, kad nesimaišytų po kojom. Tai vat mano visa šeima su sergančia dukra Liudyte ten ir praleido tas 10 dienų, o aš Švento Kazimiero bažnyčioj. Ir kai galų gale jau vokiečiai pasitraukė, tada atėjo tokia mergaičiukė iš mūsų namų ir mane parsivedė čia atgal. Reiškia, pačią pirmą dieną aš jau čia buvau vokiečiam pasitraukus. Čia buvau ir žinau, koks vaizdas buvo. Visi čia medžiai iškirsti buvo. Plyna gatvė liko. Universiteto tas visas sodelis, kur observatorija, irgi viskas buvo iškirsta, išnaikinta. Irgi tam, kad netrukdytų kariuomenės judėjimui. Mūsų namai iš žvėryno pusės šiek tiek nukentėjo, kaip lyg į mūsų buvusi buto kambarį įlėkė sviedinys, artilerijos sviedinys, sprogo ir gerokai apgadino. Dar šitą stale kažkur yra ženklas apgadintas. Paskui parodysiu vieną knygą iš to laiko likusią, kaip atrodo. Bet baisiausias dalykas čia Čiurlionio gatvėje, kas buvo. Dar ne pats baisiausias, truputį net juokingas. Čia maždaug, kur yra 5., 7., 9. numeris. Pirmas yra universiteto pastatas, ten buvo anksčiau tokia medinė mokykla, paskui ten buvo ir gyvenamas namas padarytas, o paskui 3., 5. ir 7. numeris, taip. Ir jie visi ruseno, degė, langai išdaužyti buvo, pro langus matėsi dangus. Tai
toks namas buvo. Paskui jį labai greit aptvėrė kažkokią, lentomis užtvėrė, visiškai palei pat namą ir pakabino kažkokį raštelį. Tai vieną kartą įsidrąsinau, tą raštelį priėjau paskaityti. O ten cheminiu pieštuku ant popieriuko užrašyta: prašome nesiartinti pavojingą gyvybei, nes ten gali tuoj viskas sugriūti. Bet tam, kad perskaitytum, reikia labai prisiartinti. Tai va toks juokas. Bet kitas rimtas dalykas, iš kurio paskui irgi nuėjo tokia kalba, tokia irgi fantazija tokia pasidarė. Tai priešais observatoriją buvo labai gražus didelis universiteto farmakologijos sodas. Ar farmacijos sodas, kaip jis vadinasi, dabar negaliu tiksliai pasakyti. Ten, kur buvo auginami vaistiniai augalai. Labai gražiai prižiūrėtas, labai rūpestingai. Ten dar, pažinojom ir tuos darbuotojus, kurie ten dirbo. Tai va šitam farmacijos sode Vermachtas paliko savo, kaip čia pavadint, kavalerijos dalinį 100 su virš arklių. Juos sušaudė ir paliko gulėti. O patys pasitraukė. O buvo karšta vasara tada, Liepos mėnuo. Ir visą mėnesį tie gulėjo. Ir čia toks tvaikas buvo. Toks baisus tvaikas. Per visą, o ypač naktimis. Visai neįmanoma miegoti buvo. Tai dar atsimenu, mano tėvas kažkur tai vaikščiojo, kažko tai prašyti, kažko tai pagalbos, kokios nieko. Paskui galų gale patys jau vokiečių belaisviai, kurias jau pakliuvo čia belaisviai, patys jie ir užkasė tuos savo arklius. O kas iš to išėjo, kažkas matyt girdėjo šitą pasakojimą, o paskui užrašė taip, kad profesorius Žemaitis pasakojo, kad ten, kur vokiečiai buvo įsirengę savo paskutinį štabą, reiškia, astronomų namuose per centriniai daly, irgi viską išmetę, išvertę, kad ten ta štabo kareiviai visi, ar vadovybė, ar ką, kai jau frontas čia atėjo ir jau pamatė, kad jau nebelaimės, nebeišliks, kad visi susišaudė, kad visi nusižudė. Ir kad mano tėvas ten su dar kažkuo užkasė juos. 30 maždaug žmonių nusižudė. Mano tėvui jau tada buvo per 60, o kitas gyventojas, kuris likė, buvo dar vyresnis. Tai jau tikrai jie per vieną naktį to negalėjo padaryti. O aš jau buvau, jau mačiau, kad ten nieko nebuvo. O dabar prieš keletą metų pradėjo ten kasinėti, kur universiteto tie bendrabučiai, kad atseit jie pagal tą užrašytą kažkieno prisiminimą, kad ten turi būti palaidoti kariai, vokiečių kariai. Sakau, negali būti, ten nėra. Niekaip netikėjo.
Niekaip netikėjau, kasė, ten, kur jau atseit buvo nurodyta. Nieko neiškasė, nieko nerado. Paskui ten, kur dabar irgi bendrabučiai stovi, toks buvo namelis tarp didžiųjų šitų universiteto rūmų ir tarp tų namų, kuriuose gyvenam. Toks nedidelis namukas, kažkoks tai pagalbinis. Ir ten kažkas tai tokio, kad vaikai nelystų, tai ten kalbėjo, kad ten negyvas guli kažkoks. Ar pora užmuštų, kad ten yra. Tai kad sako, tokio namuko ten nebuvo, kad nėra planuose, 39 metų planuose jokio namuko nėra. O ten iš tikrųjų buvo vėliau pradėtas statyti ir nebaigtas statyti. Toks vyko paskui, nežinia, kai statė tuos bendrabučius, tai aišku, jau jo ir žymės nebeliko. Tai va, kaip yra su tais prisiminimais. Papasakokit trupučiuką trumpai apie savo tėvelius, apie mamytę, tėvelį, ką prisimenat iš vaikystės, galbūt prisimenat netgi jų charakterį, kažką tokio. Paprastai pradedama nuo tėvelio. Mes jį vadindavo tetušėlis ir iki šiol jis man tik kaip tetušėlis. Aš taip apie jį kitaip kalbėti negaliu, kaip apie tetušėlį. O sakyti mano tėvas, tai kažkaip tai man neišeina. Malonybinis toks vardas. O keista, kažkokioj knygoje, vienoje knygoje apie Vilniečius neradau žemaičio pavardės. Paskui pagalvojau, kad gal todėl, kad pagrindinė jo tokia veikla, ką jis padarė, ką jis pasiekė, tai buvo Kaune. Kaune aukštųjų tų kursų, kitaip sakant, lietuviškojo universiteto pradžia. Net irgi malonu dabar naujai išleista buvo Kauno universiteto 100-ųjų metinių proga knyga ir pirmoji nuotrauka ten universiteto kūrėjų. Pirmoji nuotrauka įdėta buvo Zigmo Žemaičio. Tai man tas buvo malonu. Bet šiaip tai jisai skaitė save tikrų Vilniečių. Parodysiu knygą, kurioje jis rašo, kad jis grynas, tikras Vilnietis yra, iš Vilniaus krašto. Bet Kaune tas universiteto kūrimas, o paskui įsteigė Lietuvos civilinės aviacijos klubą, Lietuvos aeroklubą. Irgi ilgametis pirmininkas buvo. Tai va tie dideli jo tokie pradiniai darbai. Gal todėl galvoju, kad jis daugiau ar kaunietis, ar ką. Betgi paskui tai čia gyveno. Iš vaikystės, taip jau negaliu, bet prisipažįstu turiu. Mažai prisimenu, nes mažai namuose matyti ir būdavo užsiėmęs ir ką. Tik iš pasakojimų. O nebent vienintelis toks vaizdas išlikęs, kuri irgi truputį gal juokingas, gal ir nerimtai atrodo apie tėvą kalbėti. Kai aš žiūriu tą filmą Poirot, tai man to Poirot, aktoriaus Suchet, visa figūra, laikysena, ypač laikysena, eisena, kažkaip man primena mano tėvą. Aš įsivaizduoju, kad kai buvo tokio amžiaus, tarpukario laikais, mano tėvas taip atrodė. Ypač manieros, šitos mandagumo manieros, tas visas tokias, mums paskui jau atrodė tas viskas taip pasenę, taip jau
nebereikalinga, nebeįdomu. Nu va, tai, o mano mama tokia buvo labai uždara, nu, skaitėsi Kauno ponia, bet iš tikrųjų tai tų ponių gyvenime nelabai dalyvavo. Ji labiau mėgdavo visą laiką praleisti savo tėviškiai, Dusetų krašte. At irgi turiu surinkus daug medžiagos, jos prisiminimų labai gražių, pasakojimų apie savo tėviškę. Ir piešinį tokį Vienožinskio pieštas. Jos portretas jaunos mergaičiukės dar. Nes Bizokų šeima, reiškia mano seneliai, kuriuos aš taip ir nepažinojau niekad, draugavo su Vienožinskių šeima. Ir kurį laiką skaitėsi net mano mama Justino Vienožinskio sužadėtinė. O iš tų laikų piešinys yra likęs. O paskui, sakau, nors skaitėsi Kauno ponia, turėjo gražių balinių suknelių ar ką, bet, pavyzdžiui, manikiūrą daryti ar ką, jinai pati visada ir mane išmokė. Ir kad moteris turi pati mokėti susitvarkyti ir plaukus, ir nagus, ir drabužius. Pati ir siūdavo, persiūdavo. Ir paskui čia, kai Vilniuje jau gyvenom, tai žemės darbus didžiausius dirbo, daržus augino, kasdavo, ravėdavo, susilietus, pati viską. Trupučiuką apie jūs pačią. Po mokyklos, ar jūs iš karto įstojot į Dailės institutą? Taip, iš karto. Kaip sugalvojot, kad jūs norit studijuoti dailę, grafiką? Dar gimnazijoje, kai, viduriniai mokyklai, kai mokiausi, man neblogai sekėsi piešti. Ir visi sakė jau, būsiu dailininkė, būsiu dailininkė. Taip ir pagalvojau. O dabar galvoju šitaip. Kaip atsargiai reikia patarinėti, stoti, mokytis arba pasirinkti kokio nors menininko kelią. Čia jau labai atsargiai su patarimais. Aš jau dirbau Dailininkų sąjungoje. Vieno atėjo jaunas dailininkas, ar tėvai atvedė jauną dailininką, ir pažįstami šiek tiek buvom, pasitart, gal stoti Dailės institutą, mokytis. Aš pažiūrėjau, matau, kad darbai tikrai ne kažin kokie. Taip jau gana skeptiškai, reikiau, nepasakiau griežto ne, nes žinau, kad jau negalima tėvams sakyti. Bet taip jau, gali pagalvoti ką nors kitą. O tas vis tiek įstojo ir paskui buvo labai jau toksai labai produktyvus dailininkas, gal ne pačios aukščiausios klasės, bet labai dirbo ir visuomeninį darbą dirbo, ir kaip menininkas, ir parodose, ir leidinius darė, ir ką. Tai va, kaip išeina kartais. Taip kad, man daug kas sakė, reikia stoti į dailę. Įstojau, kadangi buvau baigus aukso medaliu, tai didelių egzaminų reikėjo tik tai tų specialybės, tai kažkaip tada išlaikiau. Viskas taip ir praėjo tą grafiką, o grafika buvo man įdomiausia. Įdomus laikai buvo ir institute, irgi esu parašiusi tokius prisiminimus.
apie dailę, kaip stojau į dailės institutą, pagal savo, kadangi aš rašydavau dienoraštį, tai aš visus tos savo prisiminimus, kuriuos turiu, tai visus pagal dienoraščius. Taip kaip mano vyras irgi rašė prisiminimus pagal savo užrašus, o ne tik tai, kas va iš galvos išlenda. O pagal tą, kas jau užfiksuota. Ar visą laiką rašė dienoraštį, ar kažkurį laiką paskui nutraukė? Paskui jau nustojau. Paskui jau tik tai tokius retkarčiais kažką tai tokio. O gimnazijoje, būdama viduriniai mokykloje, studijuodama, tai rašiau jau nuosekliai yra tie dienoraščiai. Dabar išskaityti nebegaliu. Apie savo darbą. Jūs daug ką padariusi esate, daug iliustravus vaikiškų knygų, netgi straipsnių nemažai parašius. Gal kažką prisimenat, kažką ypatingo iš savo darbo, kas jums labiausiai įstrigo? O kokių įdomių dalykų? Žinot, man, kažkas buvo paklausęs manęs, nes aš iš tikrųjų nemažai rašiusi ir apie parodas, ir atskirus dailininkus. Nu, tokia, tai yra ne dailės kritika, o dailės propaganda buvo, propagavimas. Čia su šitą žodžio žaismu, dailės propaganda, tai irgi atskira tema yra, nu, bet gal kita proga. Tai kažkada kažkas paklausė, nu kas sako lengviau, ar nupaišyti, ar parašyti. Ir pagalvojau, ką paišai, tai visada gali pasakyti, nu, jeigu ir nepasisekė, arba sugalinai, gali pasakyti, nu, aš šitaip ir norėjau, šitaip ir sumaniau. O kai rašai, tai jau taip apsvarstyti reikia kiekvieną žodį, kad tikrai būtų suprantama taip, kaip aš noriu pasakyti, o ne bile kaip. Va šitoksai. O šiaip tai, žinot, teko labai daug su daugeliu dailininkų bendrauti. Bet, tokia, nu, trumpas bendravimas, žinojimas vieni kitų, bet tokių asmeniškų draugysčių nebuvo. Nu, artimesni keletas buvo, gal ir mano kurso draugų keletas, taip jau jautėsi artimesni, bet šiaip tai man visai kituose pasauliuose atsidūrėm. Nu, pati Marija Ladigaitė. Taip, nu, bet jinai ilgą laiką čia negyveno, Vilniuje negyveno ir irgi ta pažintis kurį laiką buvo tik tokia iš tolo, pagrįsta senais sentimentais. Dabar dažniau, bet jau nebegalim jau dažnai, kaip norėtųsi, nes ji tikrai toli gyvena. O su savo vyru, kada susipažinot, ar studijų metais, ar jau vėliau? Žinot, kažkada kažkas manęs irgi šito klausė. Tai aš pasakiau, kad šitokia mano šeimyninė padėtis buvo užprogramuota jau man gimus. Nes namuose buvo tokia knyga, ne knyga, o Natos Gaidos leidinys, pavadinta Die Oper im Heim, opera namuose. Tai šitą aš viena iš pačių pirmųjų knygų, kurias aš prisimenu, iliustruota buvo. Ir tarp kitko paskui aš sprendžiau, man šitas leidinys padarė nemažą įtaką ir mano pačios piešiniams. Tai va šitokia buvo užprogramuota, kad opera namuose. 48 metais, kai opera iš Kauno persikėlė į Vilnių, tai mano klasės kelios draugės, Onutė Litvinaitė, Birutė Mulokaitė, Giedrė Karužaitė, beveik visos paskui už muzikantų ištekės, tik tai Mulokaitė, ne, Sabaliausko žmona, liko lituanisto, žinoma.
Tai mes iš proto išėjom dėl operos teatro. Į savaitę 2-3 kartus eidavom. Po 3 rublius pirkdavom bilietą, kartais mokėdavom prasmukt be bilieto. Ir sėdėdavom, žiūrėdavom, plodavom. Ir dar paskui prie mūsų prisidėjo iš vyresnės klasės tokia Elena Rimkaitė, profesoriaus Rimkaus duktė, paskui Saulė Uždavinytė, irgi žinoma pavardė. Tai mes ten sėdėdavom ištisai operos teatre, visi jau mus žinojo, pažinojo, pasijuokdavo, pasisveikindavo. Ir su Elena Rimkaite mes pradėjom leisti laikraštėlį tarp 2 teatrų, nes grįžusios iš spektaklio mes pačios vaidindavom. Aš atsimenu dar iš pūkinės antklodės pasidariau sijoną, kaip Karmen buvo. Tai buvo tarp Vopsas, Valstybinis operos baleto teatras, ir Mopsas, mūsų operos baleto teatras. Turiu tuos visus laikraštėlius ten ir šaržiukų visokių. Ir tarp kitko, keletas netgi ir dabar matosi, kad jie buvo taiklus. Tai va šitaip. O paskui aš jau pradėjau studijuoti dailės institute ir jau buvau baigus 56 metais. Pirmą kartą filharmonijoje pokario laikais buvo atliekama Čiurlionio Jūra ir dirigavo Geniušas. Ir va tada aš jį pirmą kartą ten pamačiau. Ir pamačiau iš paskutinių parterio eilių ir tik nugarą, žinoma. Kai kloniojosi, tai dar šiek tiek žiūrėjau ir dar sakiau. Ir galvojau, toks gražuoliukas, tai jau, sako, galvoju, tikriausiai jau bėda kokiai nors jau tokį įsimylėti. Galvoju, gerai, kad mano visai kitas skonis. Man jau visada rūpėdavo šviesiaplaukiai, mėlynakiai. Bet taip jau neturėjau pasisekimo iš vis nelabai. Paskui po poros metų mus supažindino. O supažindino irgi juokingai. Mano kurse, ne grafikoje, bet mano kurse mokėsi tokia Zalensienė Valė. O jos vyras, jinai čia atsikėlė į Vilnių, o jos vyras liko Kaune ir gyveno pas Geniušienę, pas mano būsimą Anytą namuose. O Geniušas tada iš vis Vilniuje, Leningrade gyveno, studijavo. Ir ta Zalensienė, kai nuvažiuodavo į Kauną, tai jie su savo vyru, skulptorius, žinomas skulptorius, ir jų vaikas dabar irgi jau skulptorius, jau turbūt gerokai pagyvenęs. Tai jau jie pradėjo kalbėti, kad, žino nuotaką Geniušui. Tai jau ir tada jo mama susidomėjo, nes jau Geniušas jau buvo jau nebe jaunikaitis. Ir kažkaip tai ten nežinau, kaip išėjo, bet buvo tokia viena ponia Vabalienė Gudaitienė, profesoriaus Vabalo Gudaičio žmona. O Vabalas Gudaitis irgi buvo vienas iš Kauno universiteto kūrėjų, aukštųjų kursų kūrėjų, kartu su mano tėvu ir su Vailioniu. Ir Geniušienė Stasė su Birutė Vabalienė Gudaitienė. Ir mano mama Stasė Žemaitienė, abidvi Stasės, buvo pažįstamos. Ir suorganizavo, jau Geniušo mama suorganizavo mūsų supažindinimą pas Stasę Vabalienę Gudaitienę. Ten taip ir susipažinom, bet tai tikrai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Dar kurį laiką, net gerokai priešiškai, taip jau truputį žiūrėjom, tik paskui palaipsniui,
nes vis tiek ta mano iš vaikystės tas dėmesys muzikai, tai operos teatrui nugalėjo viską ir tai paskui po 3 metų pažinties jau mes ir apsivedėm. Bet irgi nelabai, kas žinojo teatre, tokia irgi juokinga momentą. Geniušai, kodėlgi nevedė? O jis sako, 10 dienų duosit? Ne, sako, o 3 dienas ar duosit atostogų? Oi, sako, nors ir 10 dienų turėsi atostogų. Nu tai gerai, sako, rytoj einu o mes jau buvom padavę pareiškimus. Ir taip ir apsivedėm. Vakare jam buvo Don Karlo spektaklis, jis nuėjo į teatrą, o aš grįžau namo. Ir tik paskui jau po kelių dienų mes jau išvažiavom į povestuvinę kelionę. O buvo jau šalnos, sušalę, Palangoj lietus lyjo, ką mes į kiną nuėjom. O paskui dar toks gražus buvo irgi momentas. Buvom gavę tokį adresą, tokios pročkelės, kaip vadinam, prie bažnyčios tvarkytojas, kad pas ją apsistot. Nu va, tai gavom tą adresą, nuvažiavom ir ėjom, o tamsu buvo, naktis graži, mėnulis šviečia ir tolumoj varpas skamba. Skambėjo varpas ir mes pagal tą varpą ir nuėjom į tą bažnytėlę, kur tą radom ploročkelę ir paskui jau mus apnavydino ir taip ir buvo tokia povestuvinė kelionė graži. O paskui taip ir praėjo gyvenimas, pralėkė, prašvilpė. O paskui pradėjo sirgti jau namuose. Tai, sakau, tikrai ne iš pirmo žvilgsnio, bet lygi paskutinio atodūsio. Dabar, kai atgal žiūriu, tai pasakysiu, kad labiau pasaka buvo visas tas prašvilpęs gyvenimas. Labiau tai buvo pasaka, o prieš tai buvo abejonės, dvejonės, nes vis tik gerokai 12 metų už mane vyresnis. Visos mano draugės jau seniai buvo ištekėjusios ir vaikų jau turėjau, o aš dar tokia užsilikusi buvau. Bet to teatre dirba, teatras irgi nežinia, kas per įstaiga, kokia jau tengi visokių gandų apie teatrą kalbame. Nu, bet nieko, viskas išėjo pagal tą, kas buvo užprogramuota man gimstant.